Sveiki visi atvykę į jūsų mėgstamiausią seriją nuo 1000 iki 100 tūkstančių, kur vasario 1 dieną su 1000 pradėjom šitą challenge'ą. Šiandien yra Liepos 20, eina jau 6 mėnuo ir mes turim 18 602 dolerius ir 69 centus. Rezultatai iš tikrųjų nerealūs. Paskutinios 7 dienos 539 doleriai, paskutinios 30 dienų 2755 ir prieaugis yra 17%. Tai va, šiandien pakalbėsim ne tik apie būtent šitą challenge botą, pakalbėsim taip pat apie 10K botą ir jo rezultatus, pažiūrėsim mūsų kanale, kas vyksta YouTube'ai ir taip pat apie Altcoin Season Indexą ir ką jisai reiškia ir kaip viskas ar ne atrodo. Tai pradėkim nuo challenge boto. Tai challenge botas jau veikia 6 mėnesius ir rezultatai jo, kaip sakant, tikrai yra nerealūs. Kaip atrodo mūsų Liepos mėnuo, ar ne? Liepos mėnuo iš tikrųjų atrodo tiesiog vidutiniškai, gal taip pavadinčiau, nes šiai akimirkai mes turim sugeneravę berods apie virš 2000 dolerių per Liepos mėnesį. Tai kaip pavyzdys, birželį mes buvom sugeneravę 4500. Jungsiu. Birželis štai taip atrodė, tikrai birželio pradžia labai stipri buvo, kur buvo 585 doleriai, 325, pirma savaitė tokia bombinė, kur 743, 428 ir tada nuo 8 dienos mes taip nusiraminom, turėjom tokių gerų dienų, bet pats geriausias mėnuo buvo birželis 4500, gegužė irgi labai gera buvo 4200 tą mėnesį. Tai va, tai prieš tai esantis mėnesį jie taip pat buvo daug silpnesni, ten po 1000, po 2000 mes generavom. Faktas, kai ta suma auga, tai mes turim daugiau laisvės ir galim daugiau ir rizikuoti, ir didinti, ar ne, signalų sumas, tai dėl to galim ir truputėlį pažaisti stipriau. Tai va, to Liepos mėnuo, jis yra silpnas dėl to, nes, ta prasme, yra vasara, visas likvidumas ar ne išėjęs, visi amerikiečiai ilsisi, institucijos ilsisi Hamptonuose, kaip ne viename video jau kalbėjau, bet aš esu gana patenkintas, kai mes praktiškai jokio darbo netliekam, tiesiog automatizuota sistema pati dirba ir rezultatai tikrai yra gražus. Ir dar nėra mėnesio pabaiga, aš pamėginsiu jau kitą update'ą padaryti tikriausiai arba 31 dieną, arba jau rugpjūčio 1, kad galėtumėm viską tiksliai apžvelgti. Tai vad biškit didesnė pauzė bus, bet man atrodo, kad tai protingiausia būtų daryti. Kol kas, ar ne, paskutinį video, jeigu dar įjungčiau, kai mes darėm prieš 7 dienas, tai mes turėjom 17 775 dolerius, tai beveik 1000 kaip ir paaugom, o šiandien kol kas yra sugeneruota, va, atrodo, 164 doleriai. Tai va tiek būtent ir yra, pažiūrėsim, ar galim dar padidinti šitą skaičių, nes dabar yra tik tai 2 valanda dienos, bet gali būti, kad jis to ir pasibaigs, o netgi gal ir truputėlį minuso pridarys ir, tarkim, su mažesnė suma pabaigsim dieną. Tai va, challenge botas, kaip ir minėjau, veikia jau 6 mėnesį, pilnai jisai ištestuotas, veikiantis, viskas su juo gerai, nieko keisti ar pernelyg daryti nereikia, jį paleidžiam ir tegul jisai darbuojasi. Toliau einam prie 10K boto, ar ne, 10K botas tikrai per ilgą laiką, pažiūrėkim, nuo gegužės 9 iki dabar Liepos 20 yra sugeneravęs 36 300. Jo statistika daily yra štai tokia, mes turėjom tikrai tokių didelių anomalijų, kur turėjom 3700 uždirbtus, tad turėjom beveik 3000 čia, June, tai birželio 3 dieną 1700, bet bendraja prasme mes matome, kad botas taip laikosi, ar ne, 10K tarp 5 ir 300. Ir ta Liepa tikrai pasirodo šitoje vietoje, kur mes nuo Liepos 1 diena, 2 diena buvo visai dar nebloga, 562 doleriai ir tada viskas pasibaigė likvidumas, turėjom dar tokių stipresnių dienų, pažiūrėkit, paskutinę savaitę 102 doleriai, 216, 95, 63, 9, 158,
85. Čia yra normalu. Marketas turi savo ciklus, negalime mes kiekvieną dieną ar ne nusibraukti, kad norim uždirbti, tarkim, 300. Yra dienų, kai masyviai duoda mums gražą, yra dienų, kur turim tokių laikotarpių. Tai yra normalu. Tai vat, ir dar daug žmonių klausinėja, ar 10K botas yra, kad reikia su 10 000 pradėti, tai ne. Tai yra tik boto pavadinimas, tai yra tikslas, kad mes turim uždirbti per mėnesį 10 000 ir mes bandom tai atlikti, bet tai nereiškia, kad reikia pradėti, jeigu norit šito boto, kad su 10 000 reikia pradėti. Galite jūs pradėti ir su 500, 300, su 300 iš tikrųjų yra ta minimaliausia suma, su kuria reiktų pradėti, nes jam irgi reikia laisvės piniginės, kad jis galėtų laisvai pozicijas atlikinėti. Tai vat, kiekvienas treidas užtrunka, tai irgi reikia visada optimizuoti, tačiau pati sistema irgi gaudosi ir vat, net kai turim tokių didelių spaikų, ar ne, kai treidai pakankamai ilgai laikosi, turime ir kur vat, išsilygina gražiai. Win ratio pataikymas čia yra kiekvienos dienos atskiras ar ne, tai mažiausiai kiek turėjom, tai buvo 94%, tai botas labai stipriai pataiko ir išlygina ar ne tas pozicijas ir neturim kažkokių tai skaudesnių pralaimėjimų, ką dar parodysiu, ar ne. Largest loss, tai vat pačioje pradžioje turėjom $145, 188, 204, 181, tada optimizavom botą ir pažiūrėkit, va dabar Birželio 9 dieną paskutinis didesnis pralaimėjimas buvo $42, o toliau viskas. Buvo tokie mažiukai, bet iš esmės viskas liuks. Geriausiai performinančios poros, pagal tai irgi galim adaptuoti botą ir vėlgi matom, kad šitoje vietoje, vat, kiek treidų atidarom, tai kad per nelik daug dabar Liepos mėnesį neatsidaro, kas yra normalu ar ne. Viskas priklauso nuo ciklo. Tai vat kaip marketas atrodo. Ir čia tiesiog mes turim ramiai ant rankų sėdėti, nedidinti jokių rizikų, išlaikyti tą patį tempą ir jeigu uždirba mažiau, viskas yra gerai, ateis rugpjūčio galas, rugsėjis, spalis, likvidumas sugrįš ir pilnu tempu toliau darbuosimės. Taip pat galim ir eksportuoti CVS ir JSON failus, ką aš ir darau tiek su challenge ir su 10K botais. Tai reiškia, mes gaunam visus duomenis, kurių mums reikia, įmetam į specializuotą AI, kuris būtent yra padarytas ar ne botų optimizavimai, kurį esu pats irgi sukūręs, tai kad jis mums padėtų ar ne lengviau viską ir padaryti. Tai rezultatai vat kiekvieno treido, galime čia vat pasižiūrėti. Tai šitas botas jau tikrai daug yra atlaikęs ir irgi kokybiškai gali darbuotis. Jis yra truputėlį rizikingesnis negu challenge botas, tačiau mes tengiamės irgi taip optimizuoti. Pavyzdžiui, paskutinė optimizacija buvo, kad mes iš 10K boto irgi pašalinom leverage. Tai reiškia, buvo anksčiau 5x, o dabar vasaros laikotarpiu mes padarom 1x kaip spotė, tiesiog nebūtų ar ne didesnių nuostolių, ar tiesiog, kad nebūtų likvidacijos tokių galimybių. Tai vat, tai jeigu jūs domina tiek challenge, tiek 10K botas, tai galite užsukti pas mus į kanalą YouTube ar ne ir pamatysit vat. Ir aš tai pilną video, realiai galite išsiskleisti netgi patį pirmą video vasario 1 dieną, kurį padariau, čia bus šita serija 23 berods, galite pažiūrėti pilnai kiekvieną seriją, kaip mums sekėsi, kaip tobulėjom ir visa kita. Ir jeigu norit susisiekti patys, įsigyti automatizuotą sistemą, galite arba bio, galite parašyti žodį botas į susisiekti su manimi va štai čia, ant šito antro paspausit ir galėsit parašyti ar ne žinutę, o jeigu paspaustumėt ant Telegram grupę, tai tenai kiekvieną dieną updateinu rezultatus ir galite čia pasižiūrėti ar ne, kaip viskas atrodo. Ir taip pat per čia galite susisiekti ir čia įvairiausia informacija yra. Tai būtinai pasiekit šitą Telegram grupę. Tai vat, susisiekti, paspaudžiu štai čia ir galite parašyti žodį botas ir atsiųsim jums visą informaciją. Tai vat, ir paskutinis dalykas, tai altcoin season indeksas, kas man visai įdomu, ar o botas nėra, kad vien tik tai ekskliuzyviai tradintų ten, tarkim, Bitcoiną, Ethereum ar Solana, ar tik tai pagrindinius coinsus mes esam pasidarę, kad gali tikrai didžiąją daugumą altcoin
treidinti, tačiau yra specializuoti filtrai padaryti, kurie susiaurina ar ne visą tą atrinkimą, kad neatrinktų kažkokių tai neadekvačių ar ne koinų, naujų koinų ar koinų, kurie neturi didelio likvidumo tai akimirkai. Tiesiog labai daug filtrų turi praeiti, kad vien tik tai treidas atsidarytų. Ir kas mane nustebino šiandien atsidarius, kad Altcoin Season Indexas yra šiandien 55. Tai mes taip labai gražiai esam užkilę ir netgi labiau žengėm į tą Altcoin Season indekso pusę. Sakau, aš šitoj vietoj nepasitikėčiau, tikrai esu gan atsargus, nes kaip mes matome, ar ne, kur jau būna Altcoin Season indeksas pasiektas, tai neskubėčiau, nes man atrodo, kad mes tikrai dar į apačią nuvažiuosim. Nes tiesiog pats laikotarpis, nėra logikas tame, kad praeitais metais ar ne, rugsėjai spalį mes turėjom all time high, Bitcoin 126 tūkstančiai, visi altcoinai važiavo į viršų ir dabar mes tokį, gal mini altcoin season galime apturėti, tačiau pagal tuos coinsus, kurie žiauriai važiuoja, jie tikrai žiauriai važiuoja, bet jų yra vienetai. Per 90 dienų mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coinsus, kurie iš esmės stipriai važiavo. Tai ir kurie išlaikė tą judėjimą. O pažiūrėkit, labai lygiai ir gražiai turim tiesiog coinsų, kurie tiesiog į apačią krenta. Tai dėl to aš labai nepasitikiu šituo būtent grafiku ir jeigu skreipiate tai dėmesį, tai valio, bet aš nesu labai pozityvus, kad mes čia kažkokį tai raną turėsim. Tai bet jeigu turėsim, botai pasidarbuos. Tai šiam kartui tiek, viską man atrodo susakiau, duomenis perėjom, kaip susisiekti galite, jeigu domina sistemos. Ten labai giliai į pačias sistemas nenoriu įeiti, tiesiog nenoriu atskleisti per daug irgi duomenų, nes yra žmonės, kurie ar ne botus patys daro ir čia nerodysiu, kokie filtrai, kaip viskas atrodo, bet jeigu norit dar labiau pasidomėti, tai būtinai susisiekit su mumis, parašykit ir artimiausiu metu pasistengsim dar padaryti ir tokį naujienraštį, nors ir kasdieną updatinamės tos rezultatus tiek Instagrame, tiek Telegrame. Bet pasistengsiu tokį labai gal ne kiekvieną dieną, bet tokį išsamų naujienraštį padaryti apie visas idėjas, rezultatus ir kas yra tiesiog su automatizuota sistema susiję. O šiam kartui tiek, palinkėsiu gražaus savaitgalio ir, man atrodo, mėnesio gale susimatysim su jau šviežiausiais rezultatais ir tikėkimės, kad mėnesio gale, kiek mums čia gali trūkti? 1400. Aš manau, kad įmanoma per 10 dienų to 1400 ir surinkti. Galbūt kitas video bus tada, kai mes surinksim tą 20. Taip ir padarysim ir pašvęsim tą jubiliejų. O taip pat, kai surinksim 20 000 challenge botę, tai botų kainos taip pat stipriai kils. Tai jeigu, pavyzdžiui, norit įsigyti, pas mūsų yra tokia opcija, kad jūs galit užsirezervuoti botą. Yra rezervacijos mokestis, kuris po to įeina į paties boto kainą. Ir jūs galite rezervuoti tiek savo vietą, tiek ir tą kainą, kuri dar gali pakilti, ar ne? Pavyzdžiui, dabar rezervuosit ir jums ta kaina jau nebepakils, jau nebus, kad ten jums brangiau kainuos. Tai ir tuo pačiu bus galima jau pradėti programuoti jums vietą, kas irgi užtrunka. Belekiek botų parduoti mes negalim, nes norim optimizuoti viską, kiekvienam pagalbą ir pačią sistemą neapkrauti. Nes po to, kai būna belekiek ar ne žmonių, kurie naudojasi automatizuotomis sistemomis, tai irgi tam tikros medžioklės pradeda vykti, kur stengiasi ar ne market makeriai gal kažkiek ir pažiūrėti, kad jeigu likvidumas toj pusėje mes tokius coinus atidarom, tai kad prieš mus gali pradėti eiti, tai šitoje vietoje mes labai atsargiai rinktinai pasiemam žmonės, kurie gali sau leisti tokį dalyką, nes tai nėra pigu, bet pagal rezultatus, ką matom, tai tikrai yra verta. Tai tiek šiam kartui, pakalbėjom, dar kartą palinkėsiu geros dienos ir pasimatysim tada jau prie arba 20 000, arba tiesiog Liepos gale.